Sveiki, čia Valentas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti angos šeimą. Tai turiu tokį šabloną jau pasidaręs, kaip dariau plokštelį su plokštumom, tik šį kartą naudoju generic model kategorijos šeimą ir matmenis naudoju paprastus šeimos parametrus, elemento parametrus, tam, kad galėčiau kiekvieną atskirai modifikuoti ir bendrinamųjų parametrų nenaudoju, todėl kad man kiekių lentelė šitos informacijos tikrai nereikės įtraukti. Tai tokie dalykai, einu į Create, pasirinku Void, tuštuma vienu žodžiu ir tiesiog braižau jos formą, tai čia tegul būna stačiakampė anga, užrakinu, tiesiog prie plokštumų, pasižiūrim, kaip atrodo iš priekio, jinai į viršų yra iškilusi, nuleisiu ją iki čia, prirakinsiu ir taip tegul ir būna tokia plokštuma. Dabar, kaip matome, čia toks oranžinis kontūras, jeigu pažymi šitą objektą, čia yra solid ar void, tai šiuo atveju čia yra void. Šiaip, kai mes sumodeliuojam elementą, mes jį galime taip lengvai pakeisti į kūną arba į tuštumą, arba į angą. Tai taip sukūrus angą mes galime panaudoti cut komandą ir šitą kūną pagalbinį iškirsti su šitą plokštumą. Ir iš karto gaunasi taip, kad kai mes įkelsim šitą šeimą į projektą, jinai tą kūną iškirs iš karto, ant kurio jinai bus įterpta. Taip ir padarysiu, tiesiog keliu į projektą ir pasirenku, pavyzdžiui, ant sienos, įterpiu ir iš karto sienoje yra dabar anga. Jeigu padarysiu gilį 500, pagilinsiu, tai tada bus kiaurai mano siena, ta anga. Tačiau kartais būna situacijų, kai reikia, tarkim, 2 objektus iškirpti. Pavyzdžiui, turiu 2 perdangos plokštės, ir anga bus šitoj vietoj kažkur. Tai anga, kaip ir dydis jos siekia ir antrą plokštę, tačiau antros plokštės jinai neiškerta. Iškerta tik tai tą, ant kurios aš įterpiau. Tai jeigu šeimą sukursiu taip, tai tik tokį galėsiu gauti rezultatą, Tai padarysiu edit family ir čia yra toksai parametras cut with voids when loaded. Turėčiau jį įjungti, jeigu noriu iškirsti abu elementus ir turėčiau atsisakyti to iškirpimo šito kūno, tiesiog uncut geometry. Tai padarysiu, kad jis liktų oranžinis ir nieko dabar nekerta. Tačiau, kai užkrausiu į projektą, overwrite existing version, tai matote, jisai angos kaip ir nesukuria tas elementas, vėlgi gal biškį pagilinsiu tą gilį. Ir dabar galiu naudoti jau projekte cut komandą, tai panaudoju cut, pažymiu šitą perdangą, pažymiu vieną ir dar kartą ir kitą perdangą iškirtu. Tai galiu tokiu būdu arba vieną elementą, ant kurio įterpiu iškirsti, arba abu. Tai žiūrim, kaip sumodeliuoju tą tuštumos objektą šeimos viduje. Kai naudoju instance parametrus, jie visi yra čia elementų savybėse matomi, galiu juos keisti, arba plane. Irgi gana patogu tai, kad galiu labai lengvai ir tiesiog paslankioti. Taip pat galiu panaudoti align komandą. Tai, pavyzdžiui, align iki čia. Ir užvedu pelę ant šitos kraštinės, pasižiūriu, ar tikrai generic model elemento kraštinė aš dabar pažymėsiu, nes kartais būna, kad structural framing, pavyzdžiui, kraštinė man čia pažymėtų, tai reiktų tab paspaust, bet šiuo atveju gerai užsidegė generic model elementas, paslenku ir sulygioju. Kai naudojam instance parametrus, jeigu būtų type parametrai, tai tada reiktų jau tenai redaguoti. Tai apskirtoms, pavyzdžiui, angoms aš naudoju type parametrą diametrui ir gyliui nurodyti. Jeigu noriu, kad abi funkcijas atliktų mano šeima, tai galiu padaryti edit, pasižymėti šitą objektą, paspausti copy, align to same place ir tada iškirsti šitą kūną su vienu elementu, o kitas gausis, kad pasilieka vietoj. Ir dabar iš tikrųjų, kai aš nukopijuoju naują elementą,
jisai neprisiriša automatiškai prie tų plokštumų, todėl, pavyzdžiui, aš jį galėjau atslinkti, tai jį kaip ir reiktų Edit Extrusion padaryti ir vėl prirakinti prie tų plokštumų. Tai tą ir padarysiu. Taip. Užbaigiu. Ir dabar aš turiu abu objektus šitoj pačioj vietoj. Nelabai gal matosi, kad jos čia abi yra, tačiau jeigu įkrausiu į projektą ir panaudosiu ant tų pačių perdangos plokščių, pavyzdžiui, paimsiu, įterpsiu šitoje vietoje, tai iš karto iškirpo mano plokštę, bet tuo pačiu galiu dar šitą gretimą plokštę ir papildomai su tą angą iškirsti, ne? Čia gal tą gylį pagal nutilėjimą pakeisiu. Ir matom, kad aš nepririšau per gylį to kito elemento, tai reiktų grįžti vėl į čia. Ir dabar matosi, kad šita nepririšta, tiesiog paimsiu už rodyklytės, dar kartą prikabinsiu prie plokštumos dabar, įkeliu į projektą, ir dabar gerai susitvarkė. Tai tokie dalykai su angom. Ir lygiai taip pat aš galėjau šitą savo šeimą susitvarkyti, kur dariau įdėtinę detalę ir aš dariau, kad yra kažkoks įgilinimo atstumas, ne? Tai iš tikrųjų galėčiau nueiti, pavyzdžiui, į planą, pasirinkti Void Forms, pasirinkti Void Blend, pavyzdžiui. Ir čia reikia nurodyti apačią ir viršų. Tai, pavyzdžiui, apačia bus tokio dydžio, ne? Čia galiu prikabinti, jeigu noriu, ne? Escape spausiu ir Edit Top. Dabar padarysiu, kad, pavyzdžiui, offset 15 mm ir brėžiu pagal šitą kontrą, tik tai su 15 mm atitraukimu. Ir tokia kaip ir trapecinės formos gaunasi anga, ne? Čia šiek tiek dabar aš tiesiog be didelių parametro pakeitimų pakeisiu viršutinę ir apatinę plokštumas ir taip pat, pavyzdžiui, padarysiu, kad iškirsti šitą elementą su šita kiauryme ir turiu tokį detalę, kuri dabar jau iškirtinės mano sieną, ne? Tiesą sakant, taip gražiai atrodo ir realistiškai, bet mes to nenaudojam, nes jeigu iškirtam sieną, tai paskui išklotiniai matosi iškirpimo vietos, o mes nenorim jų rodyti, tai vienu žodžiu, ten tam tikri niuansai, dokumentacijos, bet kalbant apie angas, tai galima tokius dalykus daryti ir reikia tiesiog atkreipdėmėsi į tai, kad jeigu norim iškirsti modelyje angas, tai turime neiškirsti šito kūno ir panaudoti šitą cut with voids when loaded parametrą. O tam, kad atsiskirtų nuo structural connections elemento, aš tiesiog naudoju generic model kategoriją. Tai tiek apie angų šeimas. Iki.